Panagrinėkime pasaulio tvarką ir valdymą, kaip visa tai susiję su giluminė valstybė. Giluminė valstybė, kurią formuoja transnacionalinės korporacijos, vadinama pasaulinė mafija. Šios korporacijos dažnai palieka vos matomus pėdsakus, o norint jas ištirti, reikia atlikti detalę analizę ir skirti daug laiko. Peržvelgsime trumpą video, kuriame Pertovas Konstantinovičius Pavlovičius paaiškina pasaulio santvarką ir valdymą. P.K. Pavlovičiaus teigimu, pasaulinė mafija sudaro apie 350 šeimų klanų ir transnacionalinių korporacijų vadovai. Šie vadovai, kurie valdo pusę viso žmonijos turtų, yra tokie žinomi kaip Rothschildai, Morganai, Oppenheimeriai ir kiti. Pasaulyje gyvena apie 6 milijardai žmonių, o pasaulio išrinktųjų skaičius neviršija 6 tūkstančių. Šie 6 tūkstančiai išrinktųjų valdo likusius gyventojus ir kaupiasi turtus, kurie tampa nesuskaičiuojami. Pasaulis gyvena šių valdytojų sukurtose sistemose, o mes dažnai esame jų aplinkoje vergiškos padėties. Pasak globalizatorių, žmonijos skaičius yra per didelis ir reikia sumažinti planetos gyventojų skaičių. Yra teorija apie auksinį milijardą, kuri nusako, kaip susiformuotų pasaulio gyventojų struktūra. Pirmasis milijardas būtų išrinktieji, antrasis – aptarnaujantis personalas, o trečiasis – kirminai arba vergai. Globalistai mano, kad likęs gyventojų skaičius turi išnykti įvairiais būdais, įskaitant alkoholį ir ligas. Antrasis globalistų rūpestis yra planetos resursai, kurie jau seniai naudojami, tad lieka tik jiems. Trečiasis rūpestis yra gėlas vanduo, prie kurio kova gali prasidėti per 10 metų. Išvados, apie kurias kalbama šiame video, yra šių dienų realybė ir nusipelno gilesnio nagrinėjimo. Pirma, planetos gyventojų skaičius pasiekia net 6 milijardus. Tai aiškiai rodo, kad dabartinis gyventojų skaičius viršija mūsų planetos gebėjimus. Manoma, kad Žemė gali atlaikyti tik apie 2–3 milijardų žmonių, nes kitaip mūsų ištekliai greitai išseks. Yra teorija apie auksinį milijardą, kuri apibrėžia, kad 1 milijardas pasaulio populiacijos sudaro išrinktieji, gyvenantys komfortiškai. Antrasis milijardas yra jų aptarnaujantis personalas, o trečiasis sudarytas iš tų, kurie patenkina pirmųjų 2 poreikius. Tačiau likę 3 milijardai žmonių yra pertekliniai. Priklausomai nuo situacijos, tokie žmonės gali išnykti dėl alkoholizmo, narkomanijos ar ligų. Nors globalistai gali teigti, kad jie niekuo dėti, šie mirtini produktai yra plačiai prieinami dėl kažkieno suinteresuotumo. Amerikoje XX amžiaus 30-metyje buvo įvestas sausas įstatymas, kuris prisidėjo prie mafijos augimo ir daugelio amerikiečių praturtėjimų. Tokiu būdu buvo padėti pamatai galingoms korporacijoms. Pasitraukus Amerikai iš karo su Vietnamu 70-metyje, buvo pradėti eksperimentai su psichotropinėmis medžiagomis. Šių tyrimų rezultatas buvo LSD sukūrimas, kuris pradžioje buvo laikomas gydomuoju preparatu skirtu karo veteranams. Deja, atlikti klinikiniai tyrimai nepatvirtino LSD saugumo, o vėliau pasirodė, kad jis sukelia priklausomybę. Nuo to laiko narkotikų epidemija plito visame pasaulyje, įskaitant kokainą ir kitus sintetinius narkotikus. Turime paminėti ir medicinos sritį, ypač virusologiją. Žiniasklaidoje kartkartėmis pasirodo pranešimų apie Amerikos biolaboratorijų steigimą skirtingose šalyse, kuriuose eksperimentuojama su virusais. Tokių laboratorijų tikslas galėtų būti biologinio ginklo kūrimas, nors būtina pabrėžti, kad kitų šalių mokslininkai taip pat dirba šioje srityje. Tačiau didžiausias finansavimas dažniausiai skiriamas išjautovei. Visi šie veiksniai gali mažinti žmonijos skaičių planetoje. Net jeigu paviršutiniškai viskas atrodo ramiai, tikrasis šių procesų pobūdis reikalauja išsamios analizės. Pasaulyje daug diskusijų apie globalizmo poveikį žmonijai ir kiekvienas šis aspektas turi tam tikras pasekmes susijusias su gyventojų skaičiumi. Reikia atidžiai įvertinti, kas slypi už šių procesų.
Ar gali būti, kad už visų šių įvykių slypi gilesnės strategijos, galinčios daryti įtaką geografiniams regionams ir žmonėms? Kasdieninė realybė rodo, kad šių procesų pasekmės gali būti matomos jau šiandien, tačiau būtina, kad žmonės būtų sąmoningi ir atkreiptų dėmesį į juos. Žmonių sveikata, socialinė aplinka ir ekonomika dažnai yra labai tarpusavyje susijusios, todėl supratimas apie šiuos ryšius gali padėti kurti sveikesnę ateitį. Antra, planetos resursai, juk Žemė ne kvadratinė ir už kampo resursų nerasi. Viskas, kas yra mūsų planetoje, yra senai išvalgyta ir dalis jau sunaudota, todėl likusi resursų dalis privalo priklausyti tik globalistams. Jeigu atitrūkti nuo kasdienybės ir pažvelgti į šiuo metu esančius karinius konfliktus ir pasižiūrėti analitiko akimis, galime pastebėti įdomius faktus. O faktai, kaip žinia, dalykas įkyrus. Šiuo metu vyksta karinis konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos. Visiškai nesenai spaudą mirgėjo skandalai susiję su ličio iškasenomis Ukrainoje. Nepamirškime šioje vietoje ir Rusijos, kuri pagal savo teritoriją yra didžiausia pasaulio valstybė. Rusijoje yra iškasenų esamų visoje periodinėje Mendelejevo cheminių elementų lentelėje. Ir turbūt labiausiai žinoma, kad Rusija turtinga nafta ir dujomis. Šioje vietoje atkreipkime dėmesį į Europą ir Ameriką. Pagal mokslininkų paskaičiavimus po keleto metų Amerikoje naudingosios iškasenos išsisems. Europoje faktiškai naudingųjų iškasenų beveik nebėra. Europoje beveik nėra ir miškų. Taigi išvada peršasi pati, šis konfliktas tarp Ukrainos ir Rusijos buvo iššauktas dirbtinai, siekiant užvaldyti tiek vienos, tiek kitos valstybių resursus. Šią išvadą perša faktai, kaip yra kurstoma rusofobija, kaip nesiskaitoma nelaimingų ukrainiečių gyvybėmis. Vykdomos įvairios provokacijos, siekiant iššaukti priežastį pradėti karą su Rusija. Ryškiausias to pavyzdys Baltijos šalys – Lenkija, Rumunija ir šiuo metu bandoma įkurti židinį Kaukazo regione. Čia logiškai iškyla klausimas, o kodėl negalima imti ir paskelbti karą Rusijai? Atsakymas paprastas – Rusija turi branduolinius ginklus ir pagal kai kuriuos duomenis daugiausia pasaulyje. Kaip žinia, po jį pasaulinio karo gali nebelikti ir mūsų motinos žemės. Bet to kam kariauti ir kad bombos nekristų į išrinktųjų šalis, pjudomi vasalai kaip Baltijos šalys, kurios kentėtų galimo konflikto įsižiebimo metu. Vienu žodžiu, šių valstybių laukia Ukrainos likimas. Šioje vietoje būtina prisiminti istoriją, kaip susikūrė Amerika, kuri išnaikino vietinius indėnus. Anglija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Olandija ir kitos valstybės savo gerovę susikūrė kolonizuodamos negalinčias pasipriešinti valstybės. Bet nuo viduramžių praėjo daug laiko, resursų nėra. O gyventi ir turtėti labai norisi, taigi ir tenka ieškoti būdų, kaip susigrąžinti gerus laikus. Ir svarbiausia, tas prakeiktas godumas neduoda ramybės. Trečia, gėlas vanduo ir ekologinė katastrofa. Šiandieną ypač aktuali tema, nes analitikų prognozės rodo, kad po 10 ar 15 metų gali prasidėti karai dėl gėlo vandens. Mūsų realybė yra tokia, kad vandenį perkame iš parduotuvių, o natūraliai esantis vanduo gamtoje yra užterštas ir pavojingas sveikatai. Žvelgdami į šiuolaikinį pasaulį, pastebime, kad vaizdai iš fantastinių filmų, kur grynas oras parduodamas skardinėse, nebėra tokie tolimi. Ši situacija tampa vis realesnė ir juokingai atrodo žiniasklaidos pateikiama informacija apie klimato pokyčius ir planetos užterštumą. Žiniasklaidos gigantai, kuriais pasitikime, tvirtina, kad mes visi turime kovoti su šiais iššūkiais. Tačiau kas iš tiesų kaltas? Dauguma masinės informacijos priemonių nutylė apie pačius didžiausius ekologinės katastrofos kaltininkus – naftos perdirbimo gamyklas ir chemijos pramonę. Tuo tarpu klastinga skalūninių dujų išgavimo pramonė draskomo žemės gelmės, į jas pripumpuojant cheminių medžiagų. Dėl to užteršiami gėlo vandens sluoksniai ir platūs regionai virsta dykumomis, kur neįmanoma užsiimti žemdirbystę. Kalbėti apie geriamą vandenį, kuris nebetinkamas vartoti, yra tiesiog beprasmiška. Dabar net iš čiaupo bėga degantis vanduo. Jeigu kažkas bandytų pasitraukti iš gyvenimo, pakaktų keleto mililitrų tokio vandens ir mirtis garantuota. Toks yra pavojus, su kuriuo susiduriame kasdien. Bet tai ne viskas.
Kalbant apie šiuolaikinius transporto būdus, lėktuvai, laivai, traukiniai ir net raketos, ypač karinė pramonė, sukelia milžinišką globalią žalą. Propagandinė žiniasklaida dažnai nutyli apie transnacionalinių korporacijų daromą žalą. Atsakomybė už šiuos aplinkosaugos iššūkius yra perkeliama ant paprastų žmonių pečių ir tai kelia didelį nerimą. Mes esame skatinami laikytis žaliaujo kurdo principų, tačiau ką tai iš tikrųjų tai išsprendžia? Ką, Švabo žodžiai jūs neturėsite nieko ir būsite laimingi gali pasirodyti absurdiški, tačiau vis labiau suprantame, ką jie iš tiesų reiškia. Mes turėtume būti atsargus ir kritiškai vertinti informaciją, kurią gauname. Aš išdėstau savo subjektyvę nuomonę apie esamą situaciją. Manau, kad šie klausimai reikalauja skubaus dėmesio ir juos ignoruoti būtų pavojinga. Pabaigoje siūlau kiekvienam pasidaryti savo išvadas. Mums reikia suprasti, ką mes galime padaryti, kad išsaugotume savo planetą ir užtikrintume ateitį, kurioje būtų pakankamai geriamo vandens ir sveikos aplinkos. Šiandienos tiesa ir realybė, su kuria susidurėme, nėra jokia sąmokslo teorija, o tikras iššūkis, kuris reikalauja kiekvieno iš mūsų įsitraukimo ir veiksmų.